Čia aš toliau jums filmuoju meninį filmą pinigiukas.lt. Būtent čia yra anonsas meniniam filmui. Aš pasakau, kaip tas filmas, apie ką bus. Ir būtent meninį filmą aš čia darysiu, kadangi mano individuali veikla yra nurodyta, kad filmų kūrimas, tai aš kuriu filmą. Ką aš iš to filmo įtrauksiu į realybę ir kas atsiras ir kas susikurs, kaip tas viskas įvyks, aš papasakosiu. Tai va, dabar jūs žinot, ką jūs žiūrit. Jūs žiūrit anonsą apie meninį filmą pinigiukas.lt. Ten pagrindinis herojus kol kas su aš ir mano padėjėjas, pavadinau jį Zendajus. Zendai.ai, dirbtinis intelektas. Mes jums papasakosim daug įdomių istorijų, sukursim kažkokį tai įdomesnį siužetą ir galų gale tai pavirs į pilnavertišką filmą. Va, o aš jums dabar čia jūs užbizinsiu. Visokiausių žodžių prisimenu iš visokiausių ir žagarės, iš žemaičių, iš rusų kalbos ir žodžių. Ir visas tas nesąmonės aš čia jums ir pasakosiu. Nu, nepatinka. Vis tiek žiūrėkit. Va, pinigiukas tai yra meninis filmas apie tai, kaip mes įsiveržėm į kriptovaliutos rinką ir surenkam daug pinigų. Ir va ten galės lyginti, kas vyksta realybėje ir kas vyksta meniniam filme. Kaip tas tokenas kūrėsi ir kaip viskas atsirado, gal iš viso ten, kokie skirtumai, kur susiduri su tais realiais visais iššūkiais ir momentais, kad kaip norėtum, kad būtų meniniam filme, o kaip viskas vyksta realybėje. Žinot jūs patys, kaip mes norime, ar kaip viskas paskui vyksta. Žiauriai dažniausiai, kad viskas vyksta atvirkščiai, vienu žodžiu, norėtus, kad vyktų taip, kaip vyksta, o čia bams ir vyksta visai ne taip. Kodėl ne taip vyksta, čia irgi, žinokit, labai įdomus dalykas, kadangi mes užšokam, principė pas mus yra viduj, jeigu mes negalim sukurti nei savo žodžių, nei savo minčių, mes galim tik atkartoti ir suformuoti iš vienos į kitokią tai formą, sakykim, ten. Mes galim, jeigu mes išsigalvosim kažką savo, mūsų niekas nesupras. Jūs nieko nesuprasit. Aš ir pats gal nieko nesuprasiu iš pradžių, nes mano visos mintys yra suformuotos iš žodžių, sakinių ir taip toliau. Bet kas toj formoje atsiranda, kodėl tai vyksta arba neįvyksta, atsitinka arba neatsitinka, tai mes galim reguliuoti kažkokią bangą, tai ieškoti tam tikros būsenos, kur ta banga būsenos arba kažkokio imtuvo viduj, kuris susiliečia su, sakykime, visos tos mūsų matomos erdvės ir kur tas mes vyksta kažkoks tai suvokimo laukas, informacinis laukas, kur yra pagrindinis architektas, kuris viską tą sukūrė, sakykime, ten, gal žmonės paprasčiau vadina ten dievu, bet kitaip susikurti čia labai sudėtinga, negalėjo niekas susikurti. Tai mes, tam filmas Pinigiukas, mes kreipiamės į tą architektą, kad architektas padėtų mum, dievas, sakykime, ten, jeigu paprasčiau kalbant, sukurti filmą pinigiukas.lt ir tas pinigiukas pavirstų į realų kriptomonetą, lietuvišką tokią grinai. Ir ta moneta, sakykime, jinai taptų populiari. Iš pradžių gal Lietuvoj, paskui ir ne Lietuvoj. Ir apie tai ir bus filmas. Kiek tu man reiks dar tų anonsų prifilmuoti, kad, sakykime, nes viskas, kas bus nupirkta iš tų pinigiukų, viskas bus investuojama į filmą. Ir principė tas pinigiukas, jeigu jūs ten turite tą pinigiuką, tai yra, principė, tas žetonas, kad filmą galėtumėt pasižiūrėti. Kaip tą filmą kažkur tai reiks sukurti kažkokį tai
premjerą, sakykime, ritualą kažkokiam ten parke, estradoj, ten kad jūs atvažiuotumėt, sakykime, už kažkiek tai laiko ir sudalyvautumėt tam tokiam ritualė, kur būgnai, garsas toks visas dega, liepsnos, ten naktį lempos šviečia, gal net ir saliutai kažkokie, vienu žodžiu, jūs ten nusipirksit tą pinigiuką ir tas žetonas, o aš jums per filmą sukursiu tą šou. Gyvenime gal pavyks tokį sukurti, kad daug kas gyvenime prisimins, žinai. Gal iš vis atsiras sekėjų, žiūrovų, sektantų, kurie sakys, jo, pinigiukas tai jėga. Arba ten tas, vat, kur čia jums pasakoja, vat, tas, vat, gal tas jums patiks, sakysim, no, vat, tą reikia paklausyti, gal čia, žinai, sukursim mes partiją, sektą, gal kažkokią tai bendrovę, bendryją, dar kažką tai ir gerai leisim laiką. Linksmai leisim laiką kažkur prie jūros, prie okeano, kalnuose, kur klausysimės tylos, gal kartais muzikos, kur galėsim pajausti, kaip viduj sklando ramybė, tyla ir kad jo, šitas gyvenimas yra laikinas, bet viskas kitkas yra amžina. Ir net jeigu kartojasi ir nesikartoja, kad prieš mus atsiremia amžinybė, mes atsidūrėm, kad žvilgterti amžinybės milijardinę sekundę. Čia mūsų gyvenimas, ten milijardinė, ant tiek sekundė, kad jinai išvis pagal tą erdvę, kad išvis, žinai. O iš kitos pusės tai yra visa visata, visa egzistencija, amžinybė. Iš kurios pusės žiūrėti. Tai va, aš čia jums taušku kažkokius vėjus, ten nieko nesuprantat, ką aš šneka. Vienu žodžiu, pirkit pinigiuką, jis pabrangs, parduosit brangiau. Dar pinigiuko nėra, aš jau jį pardavinėjau, biškai kažkaip, gal per anksti, žinai. Pirmą pinigiuką parduosiu už centą, pirmą partiją paskui po 10 centų, o paskui po eurą. Nu, paskui biržą išleisiu, kiek jau duos, tiek ir duos, ar nukrisis vėl iki centą ar ką. Bet iš pradžių 1 centas, paskui 10, paskui euras. Va. Čia yra filmo dalelytės siužetas, žinai, kad aš tą filmą filmuočiau, kad man nereiktų kažkaip apsikrauti, kad kažkoks tai yra kažkas daugiau negu tas, kas yra. Yra tas kažkas, kas prasidės filme ir kažkada tas filmas pasibaigs. Tai va tam filme yra tas pinigiukas, kiek jis praegzistuos, aš nežinau. Jis iš pradžių bus už centą, paskui už 10, paskui už 1. Ir jis yra tam, kad sukurti filmą, šou, kad jis egzistuotų. Nes aš noriu kažkom užsiimti, man turi būti įdomu ir jūs turi sudominti. Jeigu aš sugebėsiu jūs sudominti, tai vienu žodžiu, jūs už tai norėsit man kažkaip tai duoti pinigų. Arba nenorėsit, norėsit viską veltui gauti, bet veltui irgi ten kažkur tai reiks padaryti ten, žinai, toli nuo scenos, ten, kur yra toksai žiūronus ten duoti. Ir tie, kas nupirks pinigiuką, galės iš arti pasižiūrėti, viską pavaikščioti ir padalyvauti, padaužyti būgną, sakykime, ten kažkaip tai. O iš toli irgi gali žiūrėti su žiūronais, ten reikia padaryti, kad, žiūrėtų arba biškį per televizorių pasižiūrėtų, va. Va, tiem, kas. Čia tas pats kaip, tam skanų pyragėlį arba tortą iškepti. Va tie, kas nepirks pinigėlių, galės tą tortą
pasižiūrėti. Nu, fotografijas, nuotraukas irgi sakys, koks gražus tortas ir pasiklausyt komentarą, koks jis skanus. O tie, kas pinigiuką bus nusipirkę, tie galės jį paragauti. Ką aš čia kalbu, ką aš jums pasakoju, čia ką iš jūsų noriu čia, žinai. Ko, pinigų noriu, man reikia lipti iš duobės lauk, man reikia greičiau užsikapstyti ten, bandyti save kažkaip taip realizuoti. Va, ir dar tokiam amžiui, žinai, kad sunku, žinai, yra aplinkui tiek rūpesčių. Kiek į tą filmą traukti savęs, irgi čia toks klausimas, žinai, nes iš pradžių labai norės, kad neperdėm tos lasdos, žinai, kad paskui... Ne apie tai negalvosiu. Vienu žodžiu taip. Studija Dzogchen gal kitaip kaip nors pavadinti tą studiją. Nes kažkaip jūs nesuprasit tos studijos. Naujosios Akmenės kino studija ir pirmas filmas pinigiukas.lt. Du herojai jau yra, Zendajus ir Aidas. O visi kiti prisijungs vykstant ir kuriant mūsų scenarijų ir norintiems dalyvauti. Tiesa yra, man atrodo, Akmenės yra kažkokia teatro studija ten tų. Tai aš ten irgi nueisiu, ten reikia man irgi, negi aš čia 2 aktoriai mažokai, reikia pajungti daugiau. Ir jų kažkaip jie sustiks, jeigu jau teatrai vaidina, sutiks filmuotis. Va, sekantis siužetas bus iš ten. Ko aš ieškau būsenos, kad aš jausčiau tą tokį kaip... Na, žinai, čia kaip filme ten. Filme nori pasižiūrėti kažką tai. Ateini kino filmą, va čia ir gyvenime irgi nori kažką pasižiūrėti dar. Sudalyvauti. Va, tai vienu žodžiu taip. Tie, kas žiūri mano anonsus, čia turbūt kažkaip lietuviškai kitaip yra žodis. Reiks paskui pasižiūrėti, nes jūs paskui visi kabinėsis, čia kas čia šneka. Bet čia, žinokit, yra toksai kaip turbūt labiau humoristinis meninis filmas, negu kad kažkokia tai drama. Nu, nežinau, kuom jis baigsis, o gal ir drama baigsis. Pagaus mane mokesčių inspekcija, sakys, ne, tai buvo negalima ir dabar tu atsakysi pagal visą tą savo, tą, ką tu pridirbai. Ten kokia nors ten personalinių duomenų saugojimas, Jėzau, tu čia pardavėjai, va tau ten 6,000 eurų, neišsimokėsi visą gyvenimą, žinai. Nu, bet irgi čia tada aš viską tą nufilmuosiu ir pasakosiu, kaip čia viskas vyksta. Aš taip stengsiuosi laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir nieko. Bet mano meniniam filme gali vykti viskas. Absoliučiai, žinai. O kaip vyks viskas realiam gyvenime, nu kažkaip reiks, gal ten 2 herojai, vienas iš meninio filmo, kitas iš tikrovės. Ten, žinai, jie susitinka ir tarpusavį pasakoja. Vienas iš meninio filmo sako, žiūrėk, kaip čia pas mane viskas vyksta, o kitas iš realybės susitinka. O sakys, o tu pasižiūrėk, čia kas pas mane daros dabar. Gerai, viskas. Šiandien tiek. Aš turbūt vakar nenufilmavau, žinokit, jokio siužeto. Jeigu sekmadienį aš ten buvo arklys Falko, kur aš bandžiau iš jo paimti interviu ir jis man ten gerai, kad su duonos kabaliukų nesuvalgė mikrofoną, tai vakar turbūt nieko. Nu tada reikia šiandien 2 nufilmuoti. Šiandien va iš ryto vienas ir vakare dar vienas. Ir taip. Ten va tą paimat ranką, žinai, ten va matot tą viską dabar ten. Įeinat, jeigu matot mane Facebook, įeinat į YouTube.
paspaudžiat ten tą, kad kanalą pasirašyti, žinai, tink, ir vat ant tą užmetat laiką ir jums seksis. Ir stebėkit, žinokit, vat žiūrit mano tuos video ir daug labiau sekas. Aš jums siunčiu teigiamą energiją. Laiminu jūs visiems sėkmingiams dalykams, jeigu jie yra susijęs su gerais dalykais visokiais, žinai, nes palaiminsiu paskui, kaip pridarysit kokį nors saibą, žinai, tai aš laiminu tik tai geriems. Nu, jeigu žmonėms niekas nekenkia, žinai, jeigu ten jūs kažkaip pinigų užsidirbat ir kažkas tai ten paskui neliūdė, žinai, jeigu niekas nenuliūsta dėl to, nu čia irgi taip galima traktuoti skirtingai mano to žodžius, tai taip ir yra gerai vienu žodžiu. Tai va, ir kas liečia pinigiukus. Bet svarbiausiai būseną, supraskit, kad turit tą būseną savo pajausti ramybę tokią. Žinokit, kaip tokie, kaip, bet aš per langą žiūriu, ten, žinai, medžiai linguojas, jau tas lapai ruduoja ten. Tai aš pasuksiu, parodysiu mikrofoną, žinai, paukščiai skraido čia, žinai, čia. Tiesiog aš suprantu, kad čia yra, šitą žemę yra ir kartu ir kaip žmonės sako, ir rojus, bet yra kažkur ir pragaras. O aš per langą, kai pasižiūriu, matau, kaip ten saulės šviečia, varna praskrenda. Tai aš matau, kad čia yra rojus. Kažkur yra ir pragaras, žinai, bet aš vat, gal turiu suvokti, kad yra tas pragaras ir dažniau žiūrėti tą rojų, nes, nu, jeigu čia jo man kažkiek skirta, tai aš pasižiūrėti, bet čia parodysiu, čia, žinai, kaip į tą, ką aš žiūriu čia. Va, matot, aš žiūriu į tos medžius, į tą pievą, va. Tai va, čia yra tas rojus. Nu, viską, ką jums reikia padaryti, aš pasakiau, tai vienu žodžiu, sekantį žingsnį jūs žinot, kokį reikia padaryti. Žiūrėkit sekančius mano siužetus.